Sveiki gyvi, aš esu Marius Grigonis iš Kauno Žalgirio dublerių ir jūs žiūrite Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Mes džiaugiamės ir dėkojame visoms komandoms, kurios sutiko dalyvauti. Šiemet turnyras buvo iš tikrųjų labai įdomus ir tai yra kaip ir įžanga į Lietuvos moterų krepšinio lygos finalinį etapą. Šiemet iš tikrųjų buvo pakankamai sudėtinga prisikalbinti komandas, dalyvauti Federacijos taurės moterų turnyre. Dėl trečiosios vietos kovojo Leminkainen ir LKK Aišių komandos. Dvikova iš tikrųjų buvo labai įtempta ir labai įdomi ir rezultatas keitėsi pakankamai dinamiškai ir iki pat rungtynių pabaigos nebuvo aišku, kuri komanda laimės. Nugalėjo LKK Aišių komanda. Po pertraukos pasikalbėję merginos suprato, kad tai įveikiama komanda, nors ir yra stipresnė. Ir žaidžia Europoje, turi daugiau patirties lygiaverčių varžovų. Viską įvykdė, ką kalbėjome po minutės pertraukėlės. Merginos susikaupė, rado savyje jėgų ir užbaigė varžybas taip, kad pasiekėme pergalę prieš stiprų varžovą, kurį mes esame įveikę moterų lygų vieną kartą, bet 2 kartus buvom pasipriešinę netoli pergalės. Taip kad labai džiaugiamės šią pergalę, nors esame šiek tiek susilpnėję nei pernai. Labai didžiuojuosi savo merginom ir sveikinu jas su šia pergalė, kurią jos pasiekė savo jėgom. Taip pėdėtės žaidė iki galo, jos stengiasi ir nedaug trūko, kad jos perlaužtų tą iniciatyvą. Trūko tik tai vieno metimo ir būtume žaidę, kaip sakau, pratęsime, kur neaišku, kas būtų nugalėję, nes pagrindinės žaidėjos tiek mūsų, tiek Klaipėdos buvo jau išsibaudavę ir manau, viskas būtų lėmę, kas turėjo daugiau šaltų nervų, proto ir daugiau patirties. Aš didžiuojuosi savo merginom jaunom, kurios moterų lygoje žaidžia daug mažiau laiko ir jos lemiamų momentų sugebėjau susikaupti, sužaisti šaltų protų ir priimti gerus sprendimus, ką lėmė mums pergalę. Finalinėse rungtynėse susikovė lyderės Kauno Viči Aišių komanda ir debiutantė Vilniaus Kibirkšties Tichės iki komanda. Tikiuosi, kad šita pergalė, sidabro medaliai Kibirkšties komandai iš tikrųjų bus tarytum kibirkštis ir naujas impulsas, noras kurti krepšinį. Tai jaunoji Kibirkšties komanda būtent ir pasižymėjo norų, kūrybiškumu, gera energija komandoje, todėl ir iš tikrųjų labai lygiavertiškai pasipriešino Viči Aišių komandai. Kaunietis nugalėjo Vilnietės, o taurės laimėtojų žaidėja Vita Kuktienė tapo naudingiausia krepšininkė. Ar įtikėjusi tokio įvertinimo? Įsitikėjau, tikrai man buvo surprizas, nes visos panelės gerai žaidė ir iš kitų komandų tikrai labai gerai žaidė, taip kad buvo surprizas. Seniai nesu gavus tokio prizo. Apskritai, ką galėtum pasakyti apie šitą taurės turnyrą? Tikrai gerai vykęs, smagus, stiprios komandos žaidė tiek šiandien, tiek vakar. Finalai buvo pusfinaliai įtempti, iki pat varžybų pabaigos buvo neaišku, kuri komanda laimės. Tiesiog, man atrodo, pavykęs turnyras. Ir žiūrovų susirinko, ir salėje geroj žaidėm. Tikrai viskas šauniai. Kiekvienais metais Viči Aišių komanda sunkiai turbūt surasdavo tokių pajėgesnių varžovų arba įdomesnių rungtynių Lietuvos čempionate ar taurėje. Tai iš tikrųjų džiugu, kad yra atsiradę konkurentai, tiek Leminkainen sustiprėjusi, tiek Kibirkštis. Ir Viči Aišių komandai reikia pasitempti matomai tam, kad išsaugotų savo 100% lyderių Lietuvoje pozicijas. Iš kitos pusės intriga visą laiką sukelia didesnį susidomėjimą ir sulaukėme daugiau žiūrovų. Lietuvos krepšinio federacijos vyrų taurės varžybos Žalgirio arenoje irgi sulaukė aistruolių dėmesio. Be šeimininkų žalgiriečių Kėdainių Triobė ir Prienų Rūdupio finalinėje ketveriukėje pirmą kartą buvo ir Pasvalio Pienų žvaigždžių komanda. Originali prieš 5 metus Jiesios keramiko pagaminta taurė vėl atiteko turnyro nugalėtojams. Kauno Žalgirio vyrai po finalinio mačo varžytuvių dėl taurės vasario 23-ąją Tel Avive žais Eurolygos rungtynes su Maccabi komanda, kuri
Žalgirio savininkui Vladimirui Romanovui primena dvikovą Kaune. Dievas yra, kaip Maccabi laimėjo, kaip Blatteris, jų treneris sakė, mes neutralizuosim Vimsą. Nu, neutralizavo, bet kokiu būdu? Sportiniu principu ar ne sportiniu? Dabar klausimas stovi. Taip neutralizuot žaidėjus. Tai, ir matot, tai su Barcelona Vimsas neišėjo, nu, keistokai. Soniniai Vimsas, aš jau pašnekėjau prieš, jis sako, aš nesiruošiu niekur važiuoti, tu gali šitą komandai pasakyti. Prie visos komandos patvirtinam, kad ne, aš iki galo sezoną lieku. Gandai tie, nu, pats pagimdė tos gandus, pats jis užlugdė tos gandus. Nu, man atrodo, jis kaip žmogus tai geras, pritampa prie komandos, gyvena komandos gyvenimą, jis jį priimė visi. Žaidėjas kaip žmogus, jisai, aš galvoju, tikras sportininkas, bet matot, šiandien šiuolaikinis sportas, agentai, užkulisinė ta kova, vaikui sunku susiorientuoti. Kiek pas mane buvo atveju, iš tų spastų sunku įsisukti. O šie vaizdai primena, kaip jaunieji žalgiriečiai su visais džiūgavo, kai pateko į Eurolygos jaunimo finalinį etapą Stambule, kur žais ir Lietuvos Ryto jaunieji krepšininkai. Gaila, kad sostinės meistrų komanda atsisakė šiais metais rungtyniauti Žalgirio arenoje Kaune dėl Lietuvos krepšinio federacijos taurės. Vilniečio komandos motyvai nežinomi. Gal Lietuvos Rytas tausoja jėgas ir žaidėjus, nes komanda sėkmingai rungtyniauja Europos taurės turnyre ir Lietuvos Rytas vėl svajoja sugrįžti Eurolygon. O komandos puolėjas Jonas Valančiūnas, kaip ir mūsų tautietis Donatas Motiejūnas iš Gdynės, tikriausiai nori kuo greičiau įsitvirtinti juos pašaukusiuose NBA komandose. Hjustono Rockets skautas Artūras Karnišovas įdėmiai stebėjo Jono ir Donato žaidimą Siemens arenoje. Tačiau mes Barselonos olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojų paprašėme papasakoti apie Jungtinėse Amerikos valstijose parodytą naują dokumentinį filmą Kita svajonių komanda. Pats filmas išėjo, gan sakau, neblogai, nes buvau pats Park City tam festivalį ir labai pačiam patiko, daug faktų pats sužinojau, kurių anksčiau nežinojau, daug istorijos, daug politikos ir, aišku, labai daug krepšinio. Nu, atsiliepimai buvo tai, kad žinau, kad parodė tą filmą 9 kartus, daugiausiai iš visų dokumentinių filmų. Ir po to atsiliepimai buvo geri internete ir parodė Jutoj tenai mokyklose porą kartų. Tai buvo ovacijos po pačio filmo, nes ten yra vis dėlto tam tikra istorija, tam tikri faktai, kurių daug kas nežinojo. Pagaliau ir Lietuvoje bus pristatytas filmas The Other Dream Team – Kita svajonių komanda. 92 metais Jungtinės Amerikos valstijos turėjo savo svajonių komandą – Dream Team. 3 milijonai širdžių Lietuvoje turėjo savo komandą. Komandą, kurią mes visi tikėjome ir kurią išlydėjome viltingai į Barselonos olimpinės žaidynės. Šiek tiek pristatysiu filmą tik labai trumpai. Jo režisierius Amerikos lietuvis Marius Markevičius. Tai jo kaip režisieriaus debiutas. Jungtinėse Amerikos valstijose gimęs ir augęs Marius Markevičius tikina dievinantis sportą, todėl idėją sukurti tokį filmą brandino 15 metų. Kai Lietuva antrą kartą ir Kaune žaidė Europos čempionatą ir laimėjo, tai nuo tada turbūt prasidėjo, supranti, tą didelę meilę krepšiniui. Ir vėl mes krepšinio pasaulyje. Labas vakaras visiems krepšinio sirgaliams. Kokie įspūdžiai?
turbūt sunku nusakyti, bet turbūt yra patys nuostabiausi ir dar kartą įsitikinau, kad žinau tiksliai, kad labai myliu Lietuvą, labai myliu savo šalį, myliu krepšinį, bet po šito filmo man atrodo, kad mano jausmai pasidarė 100 kartų stipresni ir netgi jo sunku išreikšti žodžiais. Man atrodo, tas filmas sujungia visas dalis. Įpūdžiai visi vienodi, yra sentimentai, yra 20 metų po visko, žinai, ką gali daryti riteriai, verkti gali, tai sumatyti, kovoti neina, verkti. Jo, smagu, buvo malonu daryti šitą visą kompaniją, sakant, kad jie atsišaukė iš karto ir sureagavo į tą, tikrai, aš manau, kad Lietuvai labai svarbu filmą, kuris reprezentuos mūsų šalį ilgais metais dar. Aš didžiuojasi mūsų krepšininkais, didžiuojasi to, sakyčiau, pasiryžimu iš sportą panaudoti stiprinant mūsų patriotizmą, mūsų tautiškumą, mūsų meilę savajam kraštui. Ir norėčiau palinkėti, kad jaunoji karta persiimtų tuo pačiu jausmu, kuriuo gyveno Lietuva tais sunkiais laikais ir panaudojo sportą kaip po vieną iš priemonių išreikšti pasauliui savo norą būti laisvais, gyvais, kūrybingais ir prisidedančiais savo laimėjimais prie visos tarptautinės bendruomenės. Štai yra pagarba mūsų krepšininkams tada. Ši pagarba priklauso ir šių dienų jaunimui. Tad didžiuokimės to, ką turime ir kuo plačiau apie tai pasauliui skelbkime.